Auklė – tai daugiau nei profesija. Auklė dažnai tampa tarsi šeimos nariu. Tėvai dažnai ieško žmogaus, kuriuo pasitikėtų. Ir tai daro atsakingai. Ieškoma ne tik pagalbininko vaiko priežiūroje, bet žmogaus specialisto, kuris turėtų žinių ir gebėtų iš esmės pasirūpinti vaiku. Jo saugumu, užimtumu, lavintų vaiko įgūdžius ir teiktų individualų dėmesį. Dėl šios priežasties auklės profesija yra aktuali ir reikalinga. Kitas svarbus niuansas nuo šių metų įsigaliojus naujai vaiko priežiūros kompensaciniai išmokai didėja auklės paslaugų prieinamumas, o tėvams atsiranda palankios galimybės grįžti į darbo rinką. Daugeliu iš mūsų auklės darbas asocijuojasi su darbu šeimoje, bet įgiję šią profesiją gali dirbti ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, tai yra lopšelyje, darželyje, vaikų laisvalaikio studijose ar kitose vietose, kur reikalinga vaiko priežiūra ir užimtumas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kvalifikuota auklė geba pasirūpinti vaiku namų aplinkoje, pasirūpinti vaiko maitinimu, higieną, ligos atveju slaugymu, suteikti pirmąją pagalbą, organizuoti užimtumą bei žaidimus. Kvalifikuotos auklės yra itin paklausios darbo rinkoje. Baigusieji auklės programą sėkmingai įsidarbina šeimose bei įvairiose vaikų užimtumo ir priežiūros organizacijose.